skrandis žarnynas, parazitų naikinimas, onkologija, Alzheimeris, depresija, diabetas, imunitetas, detoksas organizmo. Miško glūdumoje, kur senieji medžiai kužda paslaptis, auga 3 galingi grybai – liutokarčis, ponebudė ir čaga. Jie nekonkuruoja, o susijungia kaip 3 kareiviai, kad valytų, gydytų ir atstatytų organizmą. Šiandien mes kalbame apie jų ekstraktų mišinį – stiprų eliksyrą pagamintą 1:12 santykiu, kur 1 gramas grybų duoda 12 gramų koncentruotos galios. Gamyba prasideda šutinimu. Grybai plaunami, smulkinami ir verdami lėtai garų apsuptyje, kad ištrauktų visas vaistingas medžiagas – polisacharidus, triterpenus, fenolius. Tada ateina liofilizacija – užšaldymas žemoje temperatūroje ir džiovinimas vakuume, kad išgaruotų vanduo, bet liktų visa galia be karščio žalos. Galiausiai 3 ekstraktai sumaišomi tarpusavyje ir gimsta didelė grybų jėga, kur vienas papildo kitą. Liutokarčis gyvina smegenis, ponebudė kovoja su ligomis, čaga valo toksinus. Pirmasis – liutokarčis, Hericium erinaceus, smegenų sargybinis. Jame slypi hericenonai ir erinacinai, junginiai, kurie skatina naujų neuronų gamybą, regeneruoja nervų ląsteles, gerina atmintį ir koncentraciją. Jis gydo neurologines ligas – Alzheimerio ligą, Parkinsono sindromą, demenciją, nerimą, depresiją, migreną, net periferinių nervų pažeidimus po traumų. Beta-gliukanai stiprina imunitetą, mažina uždegimus, saugo nuo insulto rizikos, grąžina aiškumą protui ir ramybę sielai. Antrasis – ponebudė, žemės taukai, priešonkologinis kareivis. Jos ekstrakte beta-gliukanai, triterpenai, ergosterolis, beta-sitosterolis. Medžiagos, kurios stiprina imunitetą, malšina uždegimus, slopina vėžinių ląstelių naugimą. Ji gydo daug ligų – onkologines, smegenų gliomas, krūties vėžį, prostatos adenomą, virškinimo, gastritą, opas, vidurių užkietėjimą, odos, egzemą, psoriazę, žaizdas, širdies, hipertenziją, aterosklerozę, kaulų, osteoporozę, artritą. Liaudiškai potencijos stiprintojas grąžina jėgą meilėje ir sekse, saugo kepenis nuo toksinų. Trečiasis – čaga, beržo grybas, Inonotus obliquus. 0 toksinų ir antioksidacinio streso kareivis. Polisacharidai, triterpenoidai, melaninas, polifenoliai, super antioksidantai, kurie neutralizuoja laisvuosius radikalus, valo organizmą nuo šlakų, stiprina ląstelių apsaugą. Ji gydo onkologines ligas – kepenų, kasos, storosios žarnos vėžį, diabetą, mažina cukrų kraujyje, imunines, autoimunines ligas kaip reumatoidinį artritą, lupusą, virškinimo, kolitą, Krono ligą, hepatitą, širdies, koronarinę širdies ligą, aritmiją, odos, aknę, dermatitą. Čaga, detoksikacijos čempionė, saugo nuo radiacijos, chemijos šalutinių poveikių, grąžina energiją po ligų. Šie 3 ekstraktai sumaišyti veikia kaip didelė jėga, vienas kitą papildo. Liutokarčis gyvina smegenis, ponebudė kovoja su vėžiu, čaga valo toksinus. Kartu jie stiprina imunitetą, mažina uždegimus, regeneruoja ląsteles, gydo lėtines ligas kaip hipertenziją, diabetą, artritą, depresiją, net stiprina kaulus nuo osteoporozės ir gerina kraujotaką. Miškas nemėgsta girtis, bet šie grybai tikra dovana. Šiandien, kai ligos tyko už kiekvieno kampo, verta prisiminti. Kartais stipriausia medicina – koncentruota, pagaminta su pagarba gamtai ir veikianti harmonijoje. Šis mišinys ne tik ekstraktai. Tai priminimas, kad grybai visada pasiruošia padėti – valyti, gydyti, atstatyti. Reikia tik paimti jų galios ir patikėti.